Kai aš buvau visiškai jaunas ir jie buvo jauni, jie manęs mokė vienokias vėliavas nešioti. Paskui jie greit pakeitė vėliavas kitom platį ir visą laiką mane moko. Jie vėliavas keičia, vis laik sakosi, kad jie teisūs ir nori, kad aš eičiau paskui juos. Kaip ir kasmet, mūsų ceremonijoje pirmasis nepriklausomos Lietuvos valdovas profesorius Vytautas Landsbergis. Stebuklas tęsiasi, nes tad ar junti kaimyno ranką? Koks kirminas griaužia jo širdį, be neįsivėsia nerimas dėl galimų elektros tarifų, kad pernelyg nesidžiaugtume dėl padidėjusios nepriklausomybės. O dabar čia mes atsijungiam nuo Brelo tinklo. Ta proga porą tiesiog pastebėjau. Kodėl elektros kaina ir dujų šitaip šokinėja? Realybė yra tokia, kad mes prisirišom prie biržos. 2010 metais mes ES reikalavimų prisirišom prie biržos. O birža tai yra tas reiškinys, kuriame kaina šokinėja. Dėl to ir mūsų kaina šokinėja, mums kaina šokinėja. O iki tol būdavo ilgalaikė sutartys su tiekėju. Tu susitari, kokią kainą jis tau tieks ir tu gali kažką projektuoti į ateitį. Nu ir aišku, kaip nepaminėti saulės ir vėjo energijos. Pažiūrėkit, yra pramanai, gražiai pateiktas reiškinys ir jis turi savo pliusų. Niekas nesako. Yra tam tikrų vietų, aplinkybių, kur tiek saulės, tiek vėjo energija yra nepakeičiama. Suprantama, nieks neginčia. Bet ką reikia žinot? Ką reikia žinot? Jūs kiekvienas tai žinot. Saulė ir vėjas ne visada šviečia, ne visada pučia. O čia yra tikrovė salelė. Pramanas yra nematyti šito, o salelė yra tokia, nešviečia, nešviečia. Ir tada ką reikia daryti? Reikia turėti antrą sistemą. Arba ta įprastinė generacija, arba akumuliatorius. Ir šitą energiją pabrangsta automatiškai, nes reikia turėti atsargoj tą įprastą generaciją, arba akumuliatorius, kurie ne ką pigesni. Kas šiandien iš tikrųjų svarbu, ir Lietuvai labai svarbu, tai kad kovo 11-osios šūkis Bye bye USSR tampa realybę ir elektros energetikoje. Sveikinu visus. Nu, kaip jums atrodo, ar verta klausyti žmonių, kurie per gyvenimą keletą kartų keitė vėliavas? Gal jiems nuo to net ir geriau buvo gyvenime, bet tai juk akivaizdžiai rodo, kad jie netiesos ieško, jie ieško tik naudos savo ir viskas. Tai ar verta jų klausyti? Goodbye Russia, goodbye Lenin. Ačiū labai, ačiū. We made it. Kai didžioji dalis lietuvių tautos ėjo pro Sąjūdžio duris, jis nuėjo visai kitas duris. Ir problema ne ta, kad jis nuėjo ten į tą partiją neteisingą tuo metu. Problema yra tame, kad tai parodo, kad jis absoliučiai nesuprato, kas vyksta 88 metais. Tai jeigu jis tada nesuprato, tai kodėl jūs tikitės, kad jis dabar supranta? Ką aš norėčiau palinkėti? Vasario 16 proga kiekvienam iš žiūrėjų, tų, kurie žiūrės, ir Lietuvai kaip tokiai. Pirmiausia, kiekvienam asmeniškai. Norėčiau palinkėti nepaklysti pramanų upose. Nes pramanų vandenynas supa mus ir putoja. Ieškokit tų tikrovės salelės.